Pradedantieji anglų kalbos vartotojai dažnai bando sudarinėti angliškus sakinius pagal lietuvių kalbos modelį. Norėdami, pavyzdžiui, pasakyti, kad kažko nežino, besimokantieji verčia sakinį pažodžiui ir gaunasi I not know, reikšmėje aš nežinau. Lietuviams būna sunku suvokti, kad sudarant neigiamuosius sakinius paprastajame esamajame laike, paneigimą not būtina sujungti su pagalbiniu veiksmažodžiu do arba does. Anglų kalboje paneigimas susideda iš dviejų dalių – pagalbinio veiksmažodžio neigiamosios formos ir pagrindinio veiksmažodžio. Reikia tiesiog suprasti, kad tokia yra neigiamojo sakinio formulė paprastajame esamajame laike, kad lietuviška paneigimai ne atitinka don't su pirmuoju asmeniu ir daugiskaita arba doesn't su vienaskaitos trečiuoju asmeniu. Pagalbiniai veiksmažodžiai čia atlieka tik gramatinę funkciją ir jokios leksinės reikšmės neturi. Taigi nepamirškite šitos gramatinės formulės, kai kažką neigiate paprastajame esamajame laike. Praktikai pasakykime angliškai tokį sakinį. Tu nekalbi rusiškai, o jis nekalba angliškai. You do not speak Russian and he does not speak English. Parašykite komentaruose, kaip į anglų kalbą išversite sakinį, tai neveikia. Pasitikrinkime, ar gerai supratote taisyklę. Like and share with your friends.